dar viena dalis prie tos pačios žinutės, ne viskas, tai nebuvo viskas, ką aš turėjau pasakyti tame įraše ir turiu daryti dar vieną dalį, nes aš nepasakiau kažko, kas yra paslėpta - mėnuo. Ir mėnuo slepia priešą. Priešas gali būti oro ženklas, bet nebūtinai tai gali būti vėžys. Bet vėlgi sakau, neieškokit tų zodiako ženklų, nes tai yra tik archetipai, tai yra energija, kurią mes įkūnijam ir kiekvienas zodiako ženklas turi tam tikrą savo charakterį, ar ne, ir mes galim vienose ar kitose situacijose įkūnyti tą zodiako ženklą. Tai yra pasislėpęs priešas, kuris apsimeta draugu. Ir jis apsimeta labai, labai gerų draugų. Tai gali būti žmogus, kuris yra perdėtai švelnus, perdėtai švelniai jausmingas, saldumas, saldumėlis. Tai nėra tai. Tai yra pasislėpęs priešas. Šitas žmogus, jis yra nusitaikęs į labai konkrečią vyrišką energiją. Ir ta vyriška energija yra sugeneravusi labai nemažai. Tai yra žmogus, kuris yra pasiekęs imperatoriaus sostą ir jam yra labai paprasta persijungti į bet kurį karalių, į bet kurį elementą, todėl kad jis visas tas keliones jau yra praėjęs. Šitas pasislėpęs priešas yra priešas, nes jis nori išstumti imperatorių. Jam jo nereikia. Jis nori atkirsti, labai įdomiai krito, yra noras pavogti protėvių kelią. Tai galbūt yra susijęs su kažkokia labai konkrečia veikla, kuri liečia protėvius, arba tai gali būti tiesiog labai simboliškai, ar ne, žmogus, kuris eina savo keliu, nes jį protėviai lydėjo tam tikrais momentais, ar ne, ir staiga jis netenka visko, nes kažkas kitas pavydi ir nori tai padaryti. Taip pat yra tarsi blokuojama kažkokia moteriška energija, kuri yra labai dosni arba buvo labai dosni imperatoriui. Tai yra daroma specialiai. Šitas žmogus turi labai labai daug narciziškumo patologinių dalykų. Jau net nesakau susireikšminimo, nes aš matau labai aiškę tendenciją. Šitas žmogus veikia tendencingai. Jis ateina į erdvę jau turėdamas strategiją, jau turėdamas tikslą. Ir atėjęs pas imperatorių, jis tikslą turėjo nuo pat pradžių. Jis atėjo su ta intencija. Tai nebuvo, kad tarp jų įvyko konfliktas, jie susikirto. Ne, konfliktas yra tik dalis šito kelio, kuriuo jis eina. Siaubas. Gerai. Toliau. Pas mane labai daug dabar verda informacijos. Jo tikslas yra, taip simboliškai kalbant, išrengti ir sudraskyti žmogų. Ir tas žmogus nusibaigs pats. Šitas žmogus užima kažkokią poziciją prie imperatoriaus. Jis jau turi, arba tai yra, tai gali būti, nežinau, tai gali būti kažkokia bendruomenėje esantis narys. Sakykime, kaimynas, ar ne, tai kaimynas užima poziciją prie jūsų, tai taip. Tai gali būti oficialiai versle, darbe, šitas žmogus turi kažkokį jau oficialumą, kuris yra susirišęs su imperatoriumi. Ką šitas žmogus, kaip jis atrodo, kaip jis gali atrodyti. Šitas žmogus ateina su dideliu įdirbiu, gali būti, kad jis siūlo kažką padaryti ir tada jūs tai priimat ir jūs beprotiškai džiaugiatės, kad štai sutikot tokį bendražygį, tokį mylimąjį, štai tas giminaitis grįžo į jūsų gyvenimą ir štai kaip viskas gražiai čia klostosi. Tikra meilė, tikras ryšys, ar ne, nebūtinai tai romantiška meilė, bet tikras ryšys, va, tai yra tai, kas laiko mus kumštyje, ar ne. Ką šitas žmogus daro iš tiesų, tai jo tikslas yra blokuoti. Jis jūs papirkinėja.
šitas žmogus turi tendencijas blokuoti žmonės ir tai gali būti perkeltinė prasme, tai gali būti tiesioginė prasme, surakinti energiją. Matot, kaip 4 monetos krenta. Yra elementai surakinti tarpusavį, niekas negali niekur pajudėti. Visi yra susirišę. Ir krenta žinia ir velnas. Šitas žmogus galbūt finansiškai nėra taip gerai besilaikantis, kaip bando pavaizduoti. Tai yra labai toksiškos tendencijos, nes gali būti, kad imperatoriui jis daro viską, ką reikia ir gražiai šypsosi už imperatoriaus nugaros. Tose erdvėse, kurios turi labai konkretų ryšį su imperatoriumi, šitas žmogus skleidžia falsifikuotą informaciją apie jį, apie jo gyvenimą, apie jo aplinkoje vykstančius dalykus. Jo ir krito blokuoti moterišką energiją, blokuoti kiek įmanoma, galbūt netgi skleisti apkalbas, kad ir kiti tai darytų. Tai gali būti galbūt imperatoriaus partnerė, tai gali būti žmogus, kuris palaiko imperatorių ir panašiai. Tendencijos yra beprotiškai manipuliatyvios, velnias ir magas yra ta sociopatiška manipuliacija, kurioje mažai kas yra jaučiama. 6 monetos yra papirkinėjimas, palaikoma iliuzija ir aišku keliami konfliktai, kad išskaidyti žmonės ir neleisti jiems susieiti į vieną erdvę, neleisti jiems susitarti ir ištaškyti energiją. Ką daryti? Visiškai neturėti jokio sąlyčio taško su šitu žmogumi. Jokių bendrų planų, jokių diskusijų, jokių dialogų. Nesvarbu, kaip jūs durnai atrodysit tame momente, tik taip jūs išlošit. Nesvarbu. Ir aš netgi galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties, kad ir kaip jūs durnai atrodysit tuo metu ir kažkas galbūt jums sakys komentarus, kodėl taip darai, kas čia dabar, taigi jis ten toks geras, taigi tenais tau čia viską, kaip tu pasidarysit viską. Viskas bus taip, kaip Dievas sudėlios, bet kad jūs įsileistumėte dievišką planą, jūs turit klausyti. Siaubas. Tai, kažin aš čia patraukiau, jau jaučiu. Tas kortas patraukiau, kuriuose dėliojau patarimą. Tai patarimas buvo 3 monetos, 2 monetos ir mirtis. Ir tada imperatorius. Tai 3 monetos yra draugystė, dialogas tarp kelių žmonių, 2 monetos, aš nežinau, ar aš noriu taip, tai gal darykim, tai gal planuokim, gerai, o gal ir nenoriu, tai turit pabaigti. Turit tai pabaigti, todėl kad jūs turit pakankamai pajėgumų ir pakankamai galios, kad šitą žmogų supakuotumėt. Jūs esat imperatorius. Šitas yra tik atėjūnas. Toks jausmas, aš nežinau, su kuo aš kalbu ir kas tai, koks yra tas kelias, kuriuo jūs einat. Bet atrodo, kad jūs turite daryti tai, ką jūs darėte iki šito žmogaus, tradiciškai, taip kaip jūs darėt, taip ir darykit ir judėkit toliau, tik tais nesileiskit į jokius bendrus planus su šitu žmogumi. Komunikacija turi būti absoliučiai nulinė. Nesidalinat jokią informaciją. Neinat į jokius dialogus, neinat į jokius bendrus planus. Nieko absoliučiai. Ir dabar galbūt jums, nežinau, sėdėsit, rausitės plaukus ir galvosit, bet kaip aš galiu ten atšaukti tą ar aną, bet kaip aš galiu pasakyti ne ir taip toliau. Nedarykit. Kas bus, jeigu imperatorius laikysis gairių? 10 monetų. 7 monetos. 10 taurių.
jūs gausit tai, ko jūs norit, ir viskas bus gerai, jeigu jūs paklausysit šito patarimo. Kad ir koks jis nelogiškas būtų. Kai Mozei liepė eiti per jūrą, jūs galvojat, jam atrodė logiška viskas? Padarykit tai, ko iš jūsų nesitikė. Jūs sustabdysit judėjimą. Taip, išgazdinsit. Aha, jo, nes išsibalansuoja. Iš karto tas žmogus išsibalansuos. Pradės gintis. Gintis, nes teisingumas stovi, jo. Kai kurie iš jūsų galbūt turite žengti labai konkrečius teisinius žingsnius ir įgyvendinti teisingumą. Palaukit. Dar kas buvo. Ne visiems, bet kai kuriems šitas žmogus galbūt yra tas, kuris bando pavogti jūsų antrą pusę arba bandys pavogti jūsų antrą pusę. Bandys suvaidinti. Jeigu jam nepavyks pavogti, jis bandys tai naikinti, bandys tai tam kenkti. Jo, jūs turite eiti į pokalbį su kažkuo, kas yra kitas šito žmogaus taikinys. Ir tas kitas šito žmogaus taikinys yra arba jums labai artimas žmogus, arba tas, kurį jūs mylit, arba tas, kuris jūs myli. Bet tai yra, jūs esat du taikiniai. Jūs turit inicijuoti pokalbį ir nežinau, apie ką tas pokalbis turi vykti. Apie tai, kad laikas yra judėti prieki, jo. Apie tai, kad laikas yra pasirūpinti vienas kitu. Kad laikas yra, galbūt jūs, aš kreipiuosi imperatoriui, galbūt jūs turit pasakyti, kad jūs norit pasirūpinti, arba jūs norit galbūt tai dovana, nežinau. Bet jūsų kelias yra pozityvus, jūs esate labai teisingam taške, neįsigaskit. Tai, kad kažkas turi strategiją, nereiškia, kad jie turi instrumentus ir pajėgumus įgyvendinti tą strategiją. Psichų yra visokių. Ir galbūt buvo momentas, kur šitas žmogus manė, kad jam pavyks. Manė, kad jis įšovė į pergalę. Bet tai buvo žingsniai, kuriuos Dievas leido šitam žmogui žengti. Tam, kad atsidengtų tas, kas turi atsidengti. Ar dabar aš jau viską pasakiau? Ar turiu dar kažką pasakyti? Taip, turiu dar kažką pasakyti. Okay. Ką turiu pasakyti? Moters pinigai. Čia galbūt susijęs su pirmąja dalimi. Moters pinigai. Turi būti grąžinti moters pinigai. Ji negavo pinigų. Nežinau, kam tai yra aktualu, moteris negavo pinigų, ji jų neturi, arba iš jos yra pavogta kažkas, kas turi būti grąžinta. Gali būti, kad tai yra dar vietoj vyro, toje pozicijoje turi ateiti moteris į tą poziciją. Taip. Ok. Tikiuosi, tai buvo kažkam naudinga, linkiu stiprybės, linkiu išlaikyti šaltą protą ir savo aštrią regą.